Ir tuoj grįžtu į mūsų informaciją. Tai tavo sapnas projekcija, kaip veidrodžio ekspedicija pasivadino. Tai čia, kur nesenai buvo prieš savaitę, tai skaitau tavo sapną ir analizuokime. Gerai. Sapnavau, kad su vyru išsinuomavome kambarį, bet jis buvo senas, purvinomis sienomis, pilnas niūrumo. Išėjau pasivaikščioti, užlipau ant medinio tilto. Ten mane kalbino jaunuoliai, pasijutau nejaukiai ir grįžau į kambarį. Pastebėjau, kad tame name gyvena tik vyrai musulmonai. Ar čia sustoti? Jo. Čia sustoti. Dar įterpsiu, kad čia sąmoningas sapnas buvo su astraliniais elementais. Aha. Kažkaip labai islamas lenda, ta religija. Supranti, nes toj vietoje, ne, kur mes buvom, mes įsigijom iš marokiečių šeimos. Kažkas aktyvavosi, kažkoks prisiminimas matyti. Ar čia tik prisiminimas yra, ar tas prisiminimas nori, kad, tarkim, gal energetiškai tą vietą reikia pavalyti nuo tos religijos? Jo, nes kažkaip tarsi... Jo, nes, žinok, stipriai kažką tokio taip ir nedariau. Aha. Tai valymo tokio, žinai. Gerai, tai ne tik namus, taip pat ir pasimok tą kontraktą, tą sutartį ir į ją irgi pravalyk, nes vis tiek tai ėjo gal iš kartos į kartą, neaišku kaip. Ir energetiškai pravalyk nuo tų visų žmonių, egregorų, religijų. Ir ypatingai islamo, kadangi jie tau labai akcentuoja. Matyt, viduje kažkas aktyvavosi, kažkas ne tik aktyvavosi, kažkokie prisiminimai pradėjo plaukti, kažkas tokias susijęs su gyvenamąją vietą būtent. Bet čia prisiminimai tos gyvenamosios vietos, ne tavo, ar ne? Iš tos vietos tokie kaip prisiminimai eina, ta vieta pati rodo. Ar ne? Ne, čia giliau, žinok. Kažkaip. Iš tavo, ar ne? Taip. Ar nori pasižiūrėti giliau? Ar nori tik išsivalyti? Išsivalyti tiesiog. Gerai. Taip padaryk. Pakviesk plazminę ugnį irgi į namus ir tą kontraktą taip pat. Tegul visą tą energiją, informaciją, viskas transformuojasi į baltą šviesą. Žinai, kai mes tai darom, man labai kabina, žinai ką, šitą ne saulės rezginio čakrą, bet biškį apačiau. Kažkaip labai... Antrą čakrą, ar ne? Aha. Oho, tai čia jau su tavo prisiminimu susiję kažkas. Kažkokia kaip energija būtų, kažkokia tokia kaip užlipus, tokia kaip, nežinau. Aha. Toks kaip tankis jaučiamas. Tai gal tu tada tiesiog tą plazminę ugnį įsidėk į tą čakrą, į tą vietą, ar gal jį gali tą visą lipnumą ir tą jausmą, tą viską gali išdeginti, transformuoti ir paleisti. Jo, vaizdus matau, bet tiesiog. Pasakos paskui. Gerai. Susiję kažkas su moteriškumu ir islamu. Gerai. Ar susitvarkė?
Jo, geriau darosi, kažkaip atleido. Mhm. Atleido. Einam toliau? Skaitai toliau? Jo, einam. Gerai. Ir tada tau pasikeitė toji erdvė, tu telepatiškai gavai pasiūlymą dalyvauti kreivų veidrodžių ekspedicijoje. Atvažiavo mėlynas autobusiukas su gide. Ji pasakė, kad tavo abu vaikai nevažiuos ir kad juos nuvestum į saugią vietą. Gidė rankose turėjo sąrašą, kuriame buvo ir tavo vardas. Ji gebėjo transformuotis į bet kokią būtybę. Vienu momentu ji pasirodė kaip juodas veidas su daugybė akių. Mes išlipome tamsioje erdvėje, kur žibėjo žvaigždės, žalsva šviesa, o tamsa netrodė kaip pragaras, veikiau kaip kosmoso giluma. Čia sustosiu. Mhm. Žinai, tas gidas atrodo, kad buvo mano gidas iš tikrųjų ir gidas, kaip mes turime šviesos vedlius, ane, mes turim ir šešėlinius vedlius. Ir keista, kad jie kažkaip pasirodė tuo tikruoju, aš tikrai jutau, kad tokia kaip daugiamatė, žinai, būtybė su daug akių. Mhm. Jinai kažkaip galbūt sugebėjo transformuoti pagal tos vietos kažkaip vibracijas, jinai, nes kaip reikėjo išlaikyti totalų budrumą ir prie to pačiu jutau tokią kaip apsaugą. Ir man nepasirodė, kad būtų kažkokia tai baisi, žinai, kaip būna, kad taip išsigaustumė dar kažką. Man kažkaip pasirodė labai įdomi, tokių nesu mačius, bet aš nejutau, kad man būtų Nesaugu, nejutė dar. Jo, aš jutau saugumą, aš tikrai jutau, kad jinai mane vedė, žinai, kad aš jos nebijojau. O ar ji yra tavo asmeninė gidė, ar ji daugiau prižiūri sielų? Ji mano asmeninė gidė, nes aš prisimenu, kad kiekvienas iš tų, kur mes buvom tam autobusiuke, kiekvienas jų turėjo po savo vedlį. Tik aš jau neturėjau galimybės pamatyti, kaip atrodo jų kiti tie vedliai. Nes aš įsiliejau į tos vedlės tą kvietimą, ne tai kad kvietimą, bet kaip ekspediciją galėčiau pasakyti netgi, tai kur jinai mane vedė. Ar tu norėtum ją dabar pasikviesti į erdvę? Tai jau kaip ir čia, kaip ir su manim, kaip ir ją jaučiu, žinai. Gerai, tai aš tiesiog tada, jeigu jie norės kažkaip įsiterpti, daugiau informacijos pasakyti ar kažką padaryti, tai tada sakau kalbą. Tai tada aš skaitau toliau. Jūs su ta gide ėjote taku gilyn ir ten pačioje tamsoje pasirodė du ragai. Tu išgirdai balsą. Welcome, Dovilė. Tai buvo šėtono balsas. Aš sustojau, išsigandau, pagalvojau, o jei negrįšiu, ir pabudau. Čia ta vieta labai man tokia buvo, žinai, atrodo taip mistiška, taip gilu, tamsu, žvaigždės, žalsva spalva ir toks kaip griaunantis, toks nugriaudėjo balsas welcome, žinai. Bet čia daugiau galbūt kaip mano pasąmonė, tokia kaip archetipinį pamatė tos du ragus. Tai toks jausmas, kad aš buvau toj šešėliniai kažkokioj tai savo šešėliniai erdvėj kažkokioj tai. Kur ta šešėlinė erdvė man nepasirodė baugi. Tu ją atpažinai? Žinai, kas mane tik tais sukrėtė, tas balsas. Aš ją atpažinu, bet tas balsas welcome, Dovilė, ir aš kažkaip suabejojau. Ar aš sugrįšiu, ar aš, netgi tokia mintis buvo, gal,
manęs nebėra tarp gyvųjų, žinai. Mhm. Jo, Buvo tokia mintis. ir tada tu kaip ir pabudai ar ne, bet pagalvoji, kad nori sugrįžti ir Mhm. tu vėl panirai į tą pačią, nežinau, ar čia lucid sapnas, ar čia jau projekcija. Čia buvo lucid labiau. Mhm. Nu vis tiek, tu vat sugebėjai prabudusi, tu vėl panirai į tą patį, ir ėjo tęsinys. Taip. Tai tu vėl susiradai gydę Mhm. ir ji pasakė, pas tave likusi trauma, reikia ją naikinti, bet tuo pačiu keliu jau nebegali eiti. Ar čia su tais musulmonais susiję? Čia kažkiek yra susijęs su tais musulmonais ir ta trauma, baimės trauma. Nes aš išsigandau, ne? Ta prasme, ne Aha. tik, kad išsigandau, bet tokia kaip abejonė, o jeigu aš nebegrįšiu, žinai. Mhm. Tai ji norėjo pasakyti, kad baimė, tai galbūt vadinamai tamsai, ne baimė, Nepažinta, mirčiai, nepažinta. Mhm. baimė nepažintai, kaip ir pažintai, bet ir nepažintai. Nu, kažkaip viskas viename, supranti. Ta trauma yra likusi to tokia kaip ir visi daugelis turi. Ta tokia Mhm. kaip baimė kažkur pasiklyst, baimė kažkur ne ten nueiti, baimė tiesiog. Bet mes visada tos nežinomybės kaip ir atsargus esam su ta nežinomybė, tokia kaip ir protas visada įsijungia, kad į nežinomybę reikia būti atsargiam. Ir tada tu jos paklausei, ar galiu pamatyti šviesos kūrėją. Ir jie atsakė, ką tu turi galvoje. Visi šviesos kūrėjai yra išskirtiniai, o pragariškų vietų irgi yra daug. Ji nuvedė tave kitu keliu, parodė šėtoną žmogaus pavidalu su rudais plaukais. Šįkart jis tylėjo, o tu likai tik stebėtoja. Ten buvo daugiau žmonių, daugiausia metalistai, rokeriai, juodais drabužiais. Jie jautėsi kaip namuose. Čia archetipiškai, žinai, viską parodė, bet kaip aš supratau, kad kaip rojus neturi ten irgi daug visokių dimensijų, taip ir tas pragaras turi kažkaip, supranti, kaip aš supratau, kad ne visą laiką tai yra tas punishment, baudimas kažkaip. Ir kai ji tai pasakė, aš kažkaip supratau, kad aš esu jau ten buvus. Ir netgi pačioje tamsoje tu gali įžvelgti kažkokį tai gal ir keistai nuskambės, bet grožį. Nu, sielos lygmeniu, tai jie nori pažinti viską, ar ne? O kaip su ta baime dabar, kur sakė, tau reikia ją išsigydyti, ją naikinti, tą traumą likusią? Ar tu nori dabar tai padaryti? Noriu. Tai sutelk dabar dėmesį, kur jie užsiregistravusi yra, kur jie yra susitelkusi. Programos yra kažkaip. Tai keisk tas programas, tada traukės laukan ir įdėk naujas šviesas, kad ta nežinomybė nebūtų priimta su tokia baime. Žinai, kažkaip eina toksai, mano atsakymas, kad siela kaip pati tos baimės neturi, ne kažkaip, bet į mūsų tos kūnus, ne kažkaip yra kodai, mūsų kūnai kažkaip, mūsų kūnuose yra tos baimės programos kažkokios tai,
O čia mūsų DNR įrašytos tos programos yra. Jo, kad tu išliktų. Aš suprantu, mes turim, žinai, saugoti, nes Mes kūnas turime yra saugoti kūną, taip, jis nes jis yra yra trapus. trapus, jo, ir pažeidžiamas, ir nėra taip, kad gerai astralas kiaurai visur varo ir, žinai, yra okei, bet kūnas tai taip nepavaikščios. Jo, ir dažnai mes su tuos instinktus metamės, kai būna kažkas labai netikėto. Tai čia ir kažkaip man ir sako, kad yra įrašytos kažkokios taip baimės, nes kažkaip anksčiau tie kūnai, kad ir su tais kūnais mes galėjom kažkaip labai įdomiai, kad buvo perdaryti kūnai, mūsų avatarai. Kažkas su DNR susiję, kažkas su keista irgi. Įdiegtos nereikalingos programos, aš tvarkaus, žinau, tikrai tvarkaus. Kad būtumėm daugiau užimti visais šitais žemiškais reikalais. Kuo daugiau pridėta visko, tuo daugiau darbuosies, tvarkysis, nagrinės, analizuosi ir niekaip su kosmosu nesusijungsi. Šiaip atrodo, lyg ir nieko nebijau, ne? Bet būna, kad aš gaunu kitų žmonių baimės kažkaip. Ir kartais netgi sunku suvokti, ar tai čia mano baimė, ar čia kitų. Ar kolektyvinė. Ar kolektyvinė. Pavyzdžiui, kad paėmus, ne, kad ir tas lėktuvas skrydis, ne, iš karto, kad viskas saugiai būtų, žinai. Ja. Taip jau. Man irgi būna toksai stresas užeina kažkoks, aš žinau, kad jis yra visiškai nereikšmingas ir nėra dėl ko, bet tiesiog jaučiu, kad mano kūnas, bet jį kažkaip reaguoja. Taip, grinai, kad kūnas reaguoja, kad protas ne, viduje ne, bet grinai kūnas. Čia ir yra tas, man bandė pasakyti, kad prisirišimas, ne, prie kūno. Ir ta baimė, kad tam kūnui kažkas gali atsitikti, nes jis yra per daug trapus. Bet kažkaip mes galime pakeisti, kad kažkaip net neįtakotų tas, kai tu, kaip čia tau taip išaiškinti, kad visiškai to nebūtų nei kvapo. Būtų ta prasme, kad tu supranti, kad aha, gerai, aš turiu saugoti save, bet nebūtų tos tokios baimės. Tai tą programą tu atsijungi, ar ne, aš irgi ją atsijungiu ir tada kolektyviškai mes šitą informaciją paduokime žmonėms. Ir visi kolektyviškai tą, kas pagauna tą informaciją ir nori, gali irgi atlikti šitą veiksmą. Man kažkaip atrodo, kad to neužtenka, žinok. Nes, tarkim, bus tokios, kaip rodo testuojančios situacijos, ne? Ja. Ir tu tiesiog žinai, kaip tu turi pagauti, kada, žinai, tu pradedi jausti tą, nenustumti to, nes mes dažniausiai nustumėm, čia, žinai, prisigalvo, nenustumėt kažkaip vis atjunginėt ir vis keisti, žinai, savyje tą kodą. Aha. O tai čia turėtų būti kaip kokia afirmacija, kai tu pajauti, kad tavo kūnas va taip, kaip jau net proto nebeklauso, pats stresuoja, ar ten baimėje yra, ar ten susikausto. Tokia kaip afirmacija turi sakyti, kad va, aš atsijungiu nuo šitos programos, tai netarnauja mano labui ir taip toliau, ar ne? Taip, iš karto. Ir tik nebandyti nustumti, žinai, iš šono. Nes kaip tik reikia atpažinti tai ir kaip tu sakai, afirmacija, tokia kaip programavimas pačios.
Nes bus bandymai testai, man rodo, kad bus pakištos kitokios situacijos. Nes, žodžiu, mes čia greitai atsijungiu, nebenoriu, taip toliau paskambinu, pasitikrinkim. Gerai, supratau. Ir tada dar tame liusit sapne jūs patekote į kambarį cechą, kur pakliūna sielos padariusios didžiausius nusikaltimus. Ir tu matai, kaip jos kabo, kaip mėsos gabalai surištos pasiruošusios patekti į mėsmalę transformacijai. Tuo metu tave pervėrė dežavų jausmas, lyg tu jau čia kažkada būtum buvusi. Čia metaforiškai viskas man simboliškai parodė, kad suprasčiau. Tai yra vieta, kur yra neįtin maloni sielai, bet ji yra reikalinga tam, kad tu pereitumai. Tai yra labai skausminga sielai, ta transformacija, bet ji tave išgrynina. Ypač esu buvusi tam ceche. Ir niekas nenori ten pakliūti iš tikrųjų, niekas. O kaip ta transformacija ten vyksta? Gali truputį gal giliau pasižiūrėti, kas siela, ar jai tenka viską prisiminti, išgyventi, vėl patirti. Atrodo, ta siela, ne, kažkaip, kodėl aš pamačiau, kaip surištus tos gabalus mėsos, ne? Atrodo, kad tu esi kurį tai laiką tokioj stadijoj, kai tu turi kažkaip pereiti taip, kaip tu ir sakai, pereiti. Dar kartą išgyventi. Dar kartą išgyventi, taip, dar kartą išgyventi. Suprasti galbūt irgi savo kažkokias tai padarytas klaidas, tarkim, mane. Sielos klaidas dėl evoliucijos, kad tu galėtum evoliucionuoti plačiau, giliau, aukščiau. Bet kaip įdomiai, ar ne, religijoje jau patekai į pragarą, tai jau viskas ten rugdysis, o čia kaip ir gaunas atvirkščiai, kad tu eini į transformaciją, kad ta tamsi va, ta erdvė, ar ne ta šešėlinė erdvė, kai tu ten papuoli, dėl to tu ten ta kankynė ir yra, gal ne kankynė, tas skausmas ir yra sielai, dėl to, kad tu eini per tą skaudžią transformaciją. Taip. Bet tu ten nepakliūni tam, kad prasmektum. Tu ten turi šansą vėl transformuotis. Taip. Pragaras yra pagal Bibliją padarytas čia grynai programos irgi, kad paėmė iš tikrųjų. Tai nėra, supranti, padaryta kažkokia tai specialiai, kad tave kankinti, bet tavo siela pati kažkaip pasirenka, nors yra labai skaudu, skaudžios patirtis išgyveni vėl, bet kad tu transformuotumės. Tau duoda, tau suteikia šansą, nėra, kad tu ten viskas pakliuvai ir viskas, žinai. Tau nebėra galimybės išeiti. Netgi patys, pavyzdžiui, sielos tos demonai, ne, vadinami, kurie nori, kitos sielos nori tokių patirčių demoninė, tarkim. Jeigu yra dar kažkokia tai sielos branduolys kaip brikštis, netgi pats demonas, tarkim, mane gali jisai išeiti iš ten. Jeigu jam gana, ar ne? Jeigu jisai jau supranta, kad aš jau prisirinkau tų patirčių ir aš noriu kilti. Nes kitos sielos pasirenka, supranti, eiti pačią gelmę, į patį tą. Tiesiog dėl patirčių. Kitos jos labai drąsios yra sielos. Taip, ir man toks jausmas, kad aš buvau kažkada kažkur, tai kažkas panašus, kažkokiam tai lygmenį įkritus, bet jeigu yra tas sielos branduolys, ta kaip brikštis, tu vis tiek gali išeiti. Ir tas autobusiukas, sakei, buvo pilnas žmonių, ar ne, ir tu ten matėjai ir mano sesers vardą. Taip, mačiau. Sąraše. Bet tavo ir mano sesers nemačiau, mačiau Lauros vardą. O
čia kaip įdomi, ar ne, čia astralinėje erdvėje taip visus, kokiu tikslu va taip vedė, ar ta prasme, kad prisiminti, susipažinti, pamatyti. Žmonės dirba su savim, ane, ir kuo tu daugiau dirbi, tuo yra didesnė galimybė jiems parodyti, kad tu gali ir šitą dar transformuoti, va čia gali dar pasistengti, padirbėti, žinai. Aha. Ir, Čia gal tie žmonės autobusikė buvo, kurie buvo pasiruošę jau dirbti su tomis dalimis, pamatyti pasiruošę. Pasiruošę pamatyti, taip, pasiruošę pamatyti. Ir tą kitą pusę, žinai. O aš esu nepasiruošusi, nenoriu. Aš nežinau, gal tu esi kitose erdvėse, nes kai man pasakė, kad yra daug erdvių, ne? Gal tu esi kitur, kitose erdvėse, aš nežinau. Įdomu, čia būtų šitą momentą truputį pastudijuoti, kada, kiek čia tų erdvių ir kur mes esame. Man atrodo, kažkaip, kad dauguma mes esam. Aha, aš irgi taip jaučiu. Gerai. Ar dar tau toji būtybė nori tavo gidė? Ar ji nori tau kažką dar parodyti? Nežinau, kažkaip jinai kaip rodo, kad jinai sudegino tą lapą. Ta, kur su mano vardu, žinai. Aha. Kažkaip sakant, tu jau įvykdėjai. Aš supratau, kur man reikia dar patobulėti. Kažkaip sudegino jinai, man rodo. Veiksmais. Gerai. O ta pati būtybė, ji lieka toje erdvėje, ar kaip? Jis sako, aš esu visur, ir kažkaip transformuojasi, kažkaip jinai, jos dalių yra daug. Būna, atsiranda ten, kur reikia, ar ne? Ten, kur reikia, taip. Nu va, smagu. Gerai, nu labai fainas, net nebežinau, kaip čia įvardinti, nes tu jau esi pasiekusi tą kitą sapnų lygį, jau nebesi paprasta sapnuotoja, pas tave jau yra lucid sapnai. Taip. Smagu. Gerai, tai aš tada stabdau šitą įrašą, ne? Gerai.